Labadiena, ar galite prisistatyti? Labadiena, Tomas Krilavičius iš informatikos fakulteto vadovų. Ką jūs dėstote studentams? Tai iš tikro skirtingose semestruose skirtingi dalykai, bet kaip ir mano pagrindinė tyrimų kryptis, tai pas mane pagrindiniai darbai yra duomenų vizualizavimas, informacijos paieška. Tai iš tikro mašininio mokymo metodų taikymas įvairiems duomenims. Kokius pas jūs mokslinius darbus dažniausiai atlieka studentai arba jūs pats? Iš tikro dalis darbų vėlgi yra susijęs su kalbos technologijom, tai nuo tam tikrų duomenų surinkimo, paieškos sistemų, klasifikavimo, klasterizavimo uždaviniai iki pakankamai tokių taikomų uždavinių su duomenų analize, tai gali būti nuo kreditų rizikos valdymo iki kažkokių tai biologinių dalykų ar medicininių, kur, tarkim, analizuojama, kaip juda kažkoks žmogaus organas, ar kokie duomenys rodo, kiek tas žmogus sveikas ar nesveikas. Ką jūs studijavote prieš tapdamas dėstytoju? Tai aš esu iš tikro baigęs VDU informatiką, bakalaurą ar magistrą ir šiek tiek esu Nyderlanduose, Tventės universitete 5 metus prabuvęs. Tai ten jau toks buvo labiau tyriamasis darbas, bet vis tiek ir mokymasis tuo pat metu. Ar kada nors jūs norėjote studijuoti kažką kitą, kokią nors kitą sritį, galbūt pakeisti specialybę? Na, iš tikro, kadangi aš studijavau VDU, tai nebuvo problemos pasimokyti tai, ką nori. Tai aš esu pakankamai nemažai iš tikro dalykų susijusių ir su religijotyra, ir su menais išklausęs, sakykim, centre, kaip pas mus sako. Ar po jūsų darbo dar lieka kažkiek laisvalaikio? Kažkiek lieka. Kaip jį mėgstate leisti? Tai labai įvairiai iš tikro, kažkiek tai smagu ir į gamtą išvažiuoti ir galbūt ir pažvejot kartais, o dviračių pavažinėti, grožinė literatūra, na, kažkiek aišku parodos, koncertai. Tai nieko tokio išskirtinio iš tikro nėra. Ką norėtumėte patarti pradedantiems studentams studijuoti arba tiesiog dar stojantiems studentams? Na, stojantiems tai, kad stot studijuoti ten, kur jie galvoja, kad jiems bus įdomu. Būtent studijuoti, kas įdomu, ne kas skamba gražiai, ne kas atrodo gražiai, ne kas išreklamuota, o tai, kas jie galvoja, kad bus įdomu. O studijuojant, tai iš tikro ieškoti kiekvienam dalykė kažko įdomaus, kad būtų įdomu studijuoti. Ir dažniausiai, koks be būtų dalykas, jisai visada kažkas ten įdomaus atsiranda. Tada studijuoti žymiai smagiau. Ačiū Jums už pokalbį.